Basketballs. 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 Nemokamas internetinis krepšinio menedžeris. Čia pirmoji žalgiriečių ataka. Serbiškame pragare Silveinas Francisko. Brutis, kaip įprasta, nuo mačo pradžių. Aikštėje jo geras perdavimas trumpojo nusileidimosi naudingiau. Žaidė tik Silveinas Francisko čia. Mora bando naudoti savo dydžio pranašumų prie žalgirio prancūzą. Monekė veidų į krepšį. Ir užatakuoja vienas. Pasiseka, čia reikia pripažinti šiek tiek žalgirį. Ten gerai, Vora įvertina situaciją. Tikslus jo perdavimas, bet komandos draugas nesugauna kamulio. Puikiai Williamsas gol veteranu. Cody Milleris McIntyras pradeda savosios komandos ataką. Šima Monekė. Motiejūnas, nugara prieš Lauriną Birutį. Visą karjerą. Būtent čia ir buvo. Puskabliai krenta tokiais pačiais procentais. Francisko. Vėl kabinamas kamuolys Biručiui ir Taip, ne taip efektingai, bet taip pat efektyviai. Cody Milleris McIntyras, Williamsas Gos. Vorti perimto kamuolio, Motiejūno perdavimas geras Jordanui Orui. Ir tikrai ūgio pranašumas ryškus. Čia Motiejūnas padavė perdavimą net ne iš 45 laipsnių kampo. Williamsas Gosas, vėl žaidimas 2 prieš 2. Ir dar kartą dabar jau su... Galiausiai žalgiriečiai jį užvaldo ir 5 prieš 4. Modulo. Kraštą Arnui Butkevičiui, šis turi daug ir ties metimų. Cervena Zvezda komandos ataka baigėsi klaida. Žalgiriečiai dviesi, Silveinas Francisko, perdavimas Modulo ir pagal taisyklės numuštas kamuolys nuo lanko. Francisko iš 3 taškų zonos ir... Butkevičius iš aikštės krašto buvo tikslus. Čia Cody Milleris McIntyras pradeda šeimininko ataką. Dar vienas žaidėjas, rungtyniavęs Vitorijos Baskonė, ekipoje atsiskleidęs, turbūt galima sakyti ten. Čia jau gerai, pasidalėja kam. Slyva. Milleris McIntyras prižiūri. Silveina Francisko. Labai daug žalgiris puolime naudoja ispaniškų pick and rollų. Šiandien kol kas to nematome, bet matome. Kaip pakabinti kamuolius. Prieš tai Laurino Biručiui buvo pakabintas kamuolys virš lanko, dabar tas pats nutinka ir Aitui. Tiesiog gynėjai lieka už jo nugaros ir kabinami kamuoliai čia Varžovų gretose 2 keitimai. Abukai Zundu pasirodė ant parketo, taip pat Jagodas Santošas. Jis dabar užims žaidėjo poziciją. Abukai Zundu praėjusiais metais Čempionų lygoje 9,5 taško, 7 atkovotų kamuolių vidurkis. Tikrai žaidėjas, kuris pasižymi savo kovingumu, dabar jo mikro dvikova su Mauzesu Raitu. Francisko čia 1 prieš 1 sprendžia. Žalgiriui tai tik trečioji komandinė, taigi jokių problemų dėl tos pražangos nebuvo. Šima Monekė čia iš Kauno. Modulo prižiūri Jagodą Santošą. Vora. 1 prieš 1 prieš Sirvydį ir pasinaudinis turi Žalgiris, nors pastaruoju metu apsiginti ne taip ir lengva, bet geras puolimas. Kol kas kauniečių šio vakaro rungtynėse. Zundu 2 prieš 2 su Dos Santošu. Atakuojamas Mauzas Raitas ir atakuojamas asmeninės pražangas. Čia Modulo. Ajai, gera proga, tiesa jį neišnaudota. Pick and pop žaidė su Raitu. Raitas liko aukštai viršoje, ties 3 tašką linija, bet Monekė čia pasileidžia į priekį ir 2 taškai su pražanga. Vėl čia gana kokybiškas kamuolys nukeliavo į pranašumo situaciją. Dos Santošas nepataiko dabar iš geros padėties ir varžovų komandos gynėjas. Edgaras Ulanovas pasileidžia į puolimą, jo geras perdavimas. Basketballs. 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 Free online basketball manager. Pozicija su labai smagia ranka, bet Cervenas Zvezda startas ne pats geriausias, kažkiek gal įtakos turi ir surinkta sudėtis. Čia Williamsas Gosas gerai praeina į kairę distancijas ir nepataiko žalgirio gynėjas ant 2 taškų pranašumą. Ir toliau turi žalgiriečiai, o Cervenas Zvezda greit. Williamsas Gosas toliau aikštėje diriguoja žalgirio žaidimui. Ulanovas prieš seną gerą pažįstamą Nikolą Kaliničių. Francisko. Nutuoja ten užtvarą Birutis, greitai leidžiasi krepšio link. Francisko įima. Vėl Mauzas Raitas. Vidurio puolėjo poziciją pakeitė Lauriną Birutį. Francisko. Suranda Mauzas Raitą. Dos Santosas gynyboje yra tas įkyrus žaidėjas, paspaudžiantis kamuolį taip. Ūgio neturi daug, kad galėtų arčiau krepšio apsiginti ir štai taip dažnai jis yra atakuojamas ir tokie metimai po driblingo ir yra viena iš didžiausių Modulo stiprybių, ypatingai kai prieš jį ginasi žemesnis varžovas. Ulanovas dabar priima varžovų Brazilo priežiūrą. Santosas, kairė, perdavimas Motiejūnui, šis pataiko. Santosas ir yra Donatas Motiejūnas. Žalgiris nuolat juos įtraukia į gynybas, dabar Motiejūnui pakabinamas kamuolys. Kaip aktyviai jie eina iš užtvarų, kiek daug kontaktų duoda gynyboje, net ir turėdami 5 pražangas.
Šiame kėlinyje čia Motiejūnas ima kamuolį 3 taško vidurkis. Tokie skaičiai per pirmosius 3 mačus Eurolygoje. Dabar būtent jis lygina rungtynių rezultatą. Gerai, Ulanovas Audželė atkirto nuo kamuolio. Vora čia kitoje aikštės pusėje veržėsi giliai. Are you a basketball fan? So why haven't you tried Basketpulse Manager yet? Create your own team, set your tactics, and crush your opponent. Join and make your team the strongest in Basketpulse. Šiandien ir Francisko pataikymas iš toli šlubuoja, 1 iš 6 tritaškai, čia gera. Kalinčiaus mikrodvikovas su Butkevičiumi. Kalinčius veidų į krepšį ir netikslus, perdavimas Donatui Motiejūnui, žalgiriečiai turi kiekybinį pranašumą. Francisko, Butkevičiui ir vėl greitai. 2 taškų mažėja atsilikimas. 4-0. Kėlinį pradeda Žalgiris, Milleris McIntyras. Motiejūnas iš 3 taškų. Taiko, jis šiandien pataiko jis viską, 5 iš 5 žaidimo. Ar tai yra pirmasis Cervena Zvezda komandos tritaškis šiandien ir jį pataiko būtent Donatas Motiejūnas. Butkevičius, Williamsas Gosas. 5 sekundės atakai, vėl į baudos aikštelę, vėl iš vidutinio nuotolio. Modulo sugrįžo ant parketo. Milleris McIntyras. 2 prieš 2 su Donatu Motiejūnu. Kiek daug varžovų žaidimas sukasi dabar jau. Su kamuoliu varžovų gynėjas į baudos aikštelę. Moisas Raitas kartu su Francisko bendromis pastangomis ima kamuolį. Milleris McIntyras. Grąžins kamuolį. Ir Arnas Butkevičius vėl laiku ir vietoje. Butkevičius ima šį kamuolį tarp 2 varžovų. Tubelis Laurinui Biručiui, šis atidavė Cervena Zvezdai. Ir tų antrųjų šansų pastaruoju metu vis dažniau susikūrė šeimininkai. Čia perdavimas Arčiukškai šiandien. Dos Santosas. Štai, 2 prieš 2 su Zundu. Atakuojamas 2 prieš 2. Lieka šiai atakai. Zundu užtvara. Teko Dos Santosas į baudos aikštelę. Ir šį kartą netaikliai jau meta Brazilą. Žalgiris vėl apsigina. Kiekybinį pranašumą turi kauniečiai. 5 prieš 3. Ulanovas iš toli. Yra! Žaidėjų suolelė jauriems. Sunkiau rinkti savosius taškus. Dos Santosas. Aktyviai ten prie vidurio linijos įspaudė Birutis ir dabar prie aukštaugių prie vidurio linijos varžovą. Jeigu Dos Santosas su tuo susitvarko pastaruoju metu kokybiškai, čia žalgiriečio ataka Williamsas Gosas. Keičiasi gynyboje Cervena Zvezda. Williamsas Gosas iš geros padėties prameta. Zundu prieš Birutį. Nepataiko varžovas, jis atsikovoja kamuolyje. Williamsas Gosas perskaito perdavimo liniją. Nigelas Williamsas Gosas sustabdytas Jordano Waro. Williamsas Gosas ir toliau prieš šį Nikola Kaliničius. Gynyboje 1 prieš 1 Kaliničius labai solidus žaidėjas. Keičiasi ginamaisiais Cervena Zvezda. Williamsas Gosas, žingsnelis atgal. Ir tutas. Basketpulse. 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 Nemokamas internetinis krepšinio menedžeris. Taško pranašumas. Žalgiris tikrai prisitaikė prie to, kad šiandien reikės muštis, kad reikės sulūpti su varžovais. Čia Birutis gauna bloką nuo Zundu. Ulanovas ten pats galėjo atakuoti, buvo pergudraudas Cody Milleris McIntyras. Dabar su kamuoliu. Butkevičius pasirodė aikštėje, taigi trumpa buvo ta atkarpėlė su 3 gynėjais aikštėje. Modulo iš 3 taškų zonas yra 3. Čia Kaliničius, nugara prieš Arną Butkevičių. Krepšiu dar ten ir Laurinas Birutis buvo pasiruošęs padėti, bet... Ir vėl, būtent Modulo, priima kamuolį prieš šį Jordanas Warą. Ir vėl Kaliničius, išsivedamas 1 prieš 1. Dar vienas metimas po driblingo ir dar kartą. Milleris McIntyras. Wara iš 3 taškų zonos, Jordanas Wara pataikė. Milleris McIntyras. Jordanas Wara pataikęs iš 3 taškų zonos, praėjusios atakos metu į kairę, atakuojamas Birutis. Dabar jau iš vidutinio nuotolio prieš Lauriną Birutį, įvedamas kamuolys jam. Įprastinė verpstė ir nepataiko Donatas Motiejūnas. Žalgiris apsigina. Francisko. Spaudžia Silveinas Francisko iki galo, yra 2 taškai. 13 jo taškas. Ir 3 iš 3 pataikyti 2 taškai. Jeigu 3 taškai nekrinta, tai arčiau krepšio užtikrintai taškus renkasi Žalgirio prancūzas, o Jordanas Wara. Šito jau būtų per daug, Žalgiris gali lyginti rezultatą. Laimė nepataiko bent šio 3 taškio varžovų lyderis. Butkevičius, geras Ulano Belgrado klube. Šis lietuvis, Davido Vacas, jo kirtimas be kamuolio, nepataiko serbas. Davido Vacas. Prieš Williamsą Gosą. Bando naudoti savo didžių serbas. Ir naudojasi sėkmingai ir ten miršta Tom. Kad atrado būdų, kaip atakinti Žalgirio gynybą oponentai. Francisko. Perdavimas Biručiui. Spėja ten prie jo Davido Vacas. Kiek kieto žaidimo dabar demonstruoja Belgrado žaidėjai čia. Birutis. Saugo kamuolį Žalgiris. Koks Biručio perdavimas. Jau pačiam reikėjo mesti į krepšį Biručio ir viskas baigėsi tai. Nes gero susikurti nepavyksta.
Milleris McIntyre'as prieš Slyvą. Perima kamuolį Žalgiris, Edgaras Ulanovas pasileidžia į ataką. Modulo. Francisko. Veržiasi krepšio link Žalgirio prancūzas. Williamsas Gosas iš toli. Yra 3 taškai. Labai didelis varžovų penketas. Williamsas Gosas. Slyva. 6 sekundės atakai, kaip atkirstas nuo kamuolio Modulo. Ir vėl dvigubinamas žalgirietis. Tiesiog užspaudžia kauniečius Belgrado komandos žaidėjai ir čia triuškinamas dėjimas. Finally gets the ball in. Williams Goss goes to basket, gets the layup. One more bucket or points of any description for Crvena Zvezda means that they don't lose this. Wara gets 2 more for Jordan Wara. And they get to Kevicius tries to stop him. Wara says, I'll just go to the basket. My left-handed with those block shots for him. Kevicius gets a 3 at the buzzer. Basketballs. Basket Pulse. Basketballs. 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 Free online basketball manager.